Sveiki, mano vardas yra Peter Panagore. Tai įvyko 1980 metais, kai susiruošiau kopti į ledynus vakarų Kanadoje. Man labai patikdavo būti gamtoje. Buvau skautų, užsiminėjau alpinizmu. Kartą išvykau su grupe kopti į ledynus, prieš tai neteisingai parinkęs įrangą, todėl kopimas į viršūnę buvo labai lėtas. Ir kai mes pasiekėme viršūnę, jau buvo labai tamsu. Ir saulė buvo nusileidusi ir pasidarė labai šalta. Mes nežinojome, ką daryti, nes nakvyniai neturėjome tinkamos aprangos. Mes buvome pasimetę. Ar mums pasilikti nakvoti ten, ar grįžti atgal. Tačiau grįžti atgal naktį taip pat buvo labai rizikinga. Ir po ilgų diskusijų nutarėme, kad viršūnėje nenakvosime ir naktį grįšime atgal. Visą naktį lipome žemyn ir tuo metu buvo labai šalta. Temperatūra buvo labai žema ir daug kam prasidėjo hipotermija. Tai yra kūno temperatūros kritimas. Aš pradėjau jausti hipotermijos pasekmes. Iš pradžių labai trūko šilumos, bet po to pajutau, kad mano galūnės tiesiog dega ir supratau, kad mano organizmas bando išgelbėti mano rankas ir kojas ir todėl pumpuoja visą kraują į galūnes. Man pasidarė karšta ir aš tada nusiėmiau striukę ir tai buvo mano lemtinga klaida. Tokiu būdu aš praradau dar daugiau šilumos ir pradėjau šalti. Man pritrūko jėgų, jaučiausi išsekęs ir tiesiog pradėjau po truputį prarasti sąmonę, kabėdamas ant virvės maždaug 80 metrų aukštyje nuo žemės. Ir staiga aš supratau, kad nieko nejaučiu ir nieko nematau. Aplinkui nemačiau jokių žibintų šviesos, buvo visiškai tamsu, bet tuo pačiu metu mano sąmonė buvo visiškai aktyvi. Staiga priešais save pamačiau dar tamsesnę tamsą, kokios man dar neteko regėti savo gyvenime, ir jos negalima lyginti su tuo, ką matome žemėje. Toji tamsa buvo žymiai juodesnė, tirštesnė, ir toje tirštoje tamsoje aš pamačiau mažą šviesos šaltinį esantį labai toli nuo manęs, ir toji šviesa labai greitai artėjo prie manęs. Atrodė, jog ši šviesa artėjo prie manęs greičiau negu šviesos greičiu, ir toji šviesa tuoj užpildė visą erdvę aplinkui. Tačiau ši šviesa nebuvo kažkokia negyva šviesa. Ši šviesa buvo kažkokia būtybė, kažkoks protas, kažkoks intelektas. Ir tas intelektas tiesiogiai bendravo su manimi neverbaliniu būdu, nematerialiu būdu, nes ten nebuvo jokios materijos. Toji šviesa tiesiai telepatiškai man pasakė, aš tave pasiimu su savimi. Tačiau man tas nepatiko ir pradėjau priešintis, nes negalėjau suprasti, kas vyksta. Negaliu pasakyti, jog išsigandau, bet tuo momentu aš labai pasipriešinau, nes nesuvokiau situacijos. Ši šviesa labai priartėjo prie manęs ir pasakė, aš tave pasiimu, ir tiesiog tarsi išėmė mane iš mano kūno. Šviesa pasiėmė mane ir mes kartu keliavome pro kažkokį tarsi tunelį, kuris buvo ir platus, ir siauras tuo pačiu metu. Toji šviesos būtybė nešė mane ir mane labai stipriai ramino. Man pasidarė ramu, bet vis dar buvau sutrikęs, tačiau nebuvau pasimetęs. Pasibaigus tuneliui mes atsidūrėme dar labiau tirštesnėje tamsoje, nei buvau prieš tai, ir toji šviesos būtybė išnyko, ir aš likau vienas. Ir tada aš suvokiau save, aš buvau kaip sfera, kuri susideda iš grynos sąmonės, kuri buvo maždaug 10 000 kartų didesnė už mano kūną. Nebuvo jokios baimės. Aš buvau visiškai patenkintas ir mano pirma reakcija buvo tokia, štai čia tikrai esu aš, dabar aš viską prisimenu. Ir kaip aš galėjau galvoti, kad esu tik tas žemiškas kūnas? Kaip aš galėjau pamiršti savo tikrąjį aš? Štai kas aš esu iš tikrųjų. Manyje nebuvo jokios materijos, jokių atomų, jokių molekulių. Aš buvau gryna sąmonė. Tačiau toje sąmonėje aš turėjau visus savo jausmus. Aš galėjau mąstyti, galėjau matyti, galėjau girdėti, galėjau jausti kitus jausmus, bet aš nebuvau tuo asmeniu Peter, kuriuo buvau gyvenime. Aš galėjau matyti iš karto visomis kryptimis ir staiga pamačiau, kad prieš mane atsivėrė tarsi portalas.
Nors aš nežinau, kur buvo tas priekis, nes mačiau juk aplinkui visomis kryptimis. Atsivėrė portalas arba tarsi kažkoks praėjimas ir ten pamačiau kitą tunelį. Tačiau prieš tą tunelį buvo ir kažkokia permatoma šviesos uždanga. Ir aš prisiliečiau prie jos ir tuo momentu viską suvokiau. Ten buvo visas gyvenimas, visa egzistencija, viskas, kas buvo ir viskas, kas bus. Ten buvo gyvybė, visa visato egzistencija, viskas, kas buvo anksčiau ir viskas, kas bus. Ir visa tai tarsi įsiliejo į mane. Man labai sudėtinga arba net neįmanoma visą tai papasakoti, nes tiesiog nėra jokių tinkamų žodžių tam apibūdinti. Ir kai prisiliečiau prie šios šviesos, šviesa mane pašaukė vardu, bet tas vardas nebuvo Peter. Ši šviesa mane pašaukė mano tikru vardu, mano sielos vardu, kuriame atspindi mano visa esmė nuo pat mano sutvėrimo, kuris įvyko prieš daugybę eonų. Aš pamačiau visą didžiulę ilgą savo egzistencijos istoriją ir toji egzistencija buvo nežemiškojo Peter egzistencija. Tai buvo mano didžiulės sielos egzistencijos istorija. Ir aš net pamačiau mano sielos sutvėrimo momentą. Aš buvau šviesa nuo šviesos, aš buvau kilęs iš šviesos ir aš buvau šviesa. Nebuvau su ja susiliejęs, bet nebuvau ir atskirai nuo jos. Aš taip pat mačiau, kad pas mane buvo ir kitos egzistencijos materialiame pasaulyje, bet dabar negaliu pasakyti, kokios jos buvo, tačiau tos visos egzistencijos nebuvo tikrasis aš. Tikrasis aš buvo toji didžiulė siela arba sąmonė, ir visos tos egzistencijos buvo tik maži fragmentai manojo aš egzistencijoje. Ir kaip supratau, siela yra amžina. Taigi, mane pašaukė vardu ir aš pamačiau save tokį, koks iš tikrųjų aš ir esu. Aš pilnai suvokiau, kad mane sutvėrė kūrėjas, kurio balsas kalbėjo mano viduje. Ir tas kūrėjas parodė man visą skausmą, kurį atnešiau kitiems savo gyvenime gyvendamas žemėje. Man buvo parodyti visi mano žemiškojo gyvenimo aspektai ir tas skausmas ir nelaimės, viską, ką padariau kitiems, norėdamas ar nenorėdamas, viskas man buvo parodyta. Aš jaučiau tų žmonių skausmą, tų žmonių emocijas ir tas kitų patirtas skausmas man atrodė daug kartų stipresnis, negu galėjau įsivaizduoti. Aš pajaučiau ir iškenčiau kiekvieną mano sukeltą ir to žmogaus patirtą skausmą arba nelaimę, tik 100 000 kartų stipriau negu žemėje. Ir kai vyko mano gyvenimo peržiūra, tas šviesos balsas manyje sakė, aš tave myliu. Ir ne tik sakė, jog aš tave myliu, bet toji meilė tik didėjo manyje ir aš pajutau tos šviesos amžiną meilę man. Aš myliu tave. Aš tave visada žinojau, aš žinojau viską apie tave. Aš tave pažįstu nuo tos akimirkos, kai tave sutvėriau. Aš žinau visą tavo egzistencijos istoriją. Aš žinau, koks tu buvai žmogus. Ir aš myliu tave tokį, koks tu esi, nes aš tave tokį sutvėriau. Ir tave aš mylėjau visada. Ši situacija tiesiog protu yra nesuvokiama, tiesiog neįtikėtina. Ir aš jaučiu tą didėjančią meilę ir tuo pačiu metu aš praeinu pro tą visą skausmą, kurį suteikiau kitiems. Ir tik aš pats save pradėjau teisti. Ir man buvo labai nejauku. Bet ne dėl to, kad aš sukėliau skausmą kažkam. Man parodė, kad tokios situacijos yra neišvengiamos gyvenant žemėje. Tiesiog taip yra. Ir kiekvienas žmogus įskaudina ir kitą žmogų. Ir patį save. Taip yra. Ir tai žinoma visiems. Tai yra žinoma ir tai šviesai. Dievas juk viską žino apie mus. Tuo pačiu metu man taip pat buvo parodyta, kiek daug meilės aš daviau kitiems. Ir kiek meilės aš gavau iš kitų. Ir toji mano gyvenimo peržiūra baigėsi tuo, kad visi negatyvūs elementai buvo tarsi išvalyti Dievo meilės pagalba. Aš supratau, kad gyvenimo peržiūroje buvo tik tos situacijos, kurios man buvo tikrai reikalingos.
Ir po peržiūros aš likau pripildytas tiesos, džiaugsmo, žinojimo, palaimos, gailestingumo, supratimo, suvokimo, vilties, pačių nuostabiausių dalykų, pačių nuostabiausių jausmų. Ir visą tą mano būseną galima būtų aprašyti 2 žodžiais – grožis ir meilė. Esant tokioje nuostabioje būsenoje, save pilnai suvokiau tokiu, koks esu. Suvokiau, kad aš esu Dievo atvaizdas, bet aš nebuvau susiliejęs su Dievu, tačiau nebuvau ir atskiras. Ir tada Dievo paklausiau, ką man daryti, ar man eiti toliau į tą kitą tunelį. Dievas atsakė, tau nebūtina eiti ten. Tada pasakiau, pas mane dar yra tėvai ir mano sesuo žemėje. Jiems tikrai būtų sunku, ypač mano mamai. Ir kai tik pagalvojau apie savo mamą, per vieną akimirką atsidūriau prie žemės. Ir aš galėjau pamatyti visą žemę iš karto, visus žemynus, visas upes, visus kalnus, visus gyvūnus, visas žuvis. Ir galėjau iš karto matyti kiekvieną žmogų. Ir aš mačiau visus tuos 7 milijardus žmonių. Ir kiekvienas žmogus buvo tarsi įpakuotas į kažkokią tokią tarsi plėvelę ir žmonės negalėjo pamatyti už plėvelės ribų. Aš pamačiau visą visumą ir balsas man pasakė, tu žinai, kad aš tave myliu ir visada tave mylėjau nuo sutvėrimo pradžios ir tave mylėsiu visada. Tačiau deja neįmanoma šio jausmo perduoti žodžiais. Todėl mano dabartiniai žodžiai yra labai primityvūs. Ir šviesa pridūrė, kaip tave mylėjau, taip myliu ir visus kitus. Tačiau žmonės to nepamato, kadangi jie užsiėmę savo kasdieniais reikalais. Ir kaip myliu tave, myliu ir tavo tėvus. Ir tada išvydau, kad žmonės iš tikrųjų labai kenčia. Išvydau ir savo tėvus. Ir man parodė, kad nuo tos dienos, kai aš mirsiu, iki tol, kol jie mirs, jų gyvenime bus labai daug kančios. Ir tuo momentu aš nutariau grįžti atgal į žemę, klausdamas, ar galėčiau grįžti atgal, ir man šviesa pasakė, taip, tu gali grįžti, tačiau iš tikrųjų mes norime, kad pasiliktum. Tačiau yra laisva valia, ir tu gali grįžti atgal ir toliau gyventi savo gyvenimą. Ir mane sugrąžino į mano kūną. Šis mano įvykis buvo pats realiausias mano gyvenime. Tokio ryškumo ir tokios jėgos nebuvo jokiame kitame gyvenimo atvejį. Man sugrįžus atgal prasidėjo stipri depresija. Ir aš pradėjau labai abejoti, ar tikrai padariau gerą sprendimą sugrįždamas atgal į čia. Nes ten buvo taip neįtikėtinai gražu ir nepaprasta. O aš grįžau į šį nykų pasaulį. Gal tai ir buvo mano blogiausias sprendimas. Aš manau, jog galbūt padariau didžiulę klaidą. Šis pasaulis man dabar atrodo labai plokščias, primityvus ir nespalvingas. Ir netgi negalima lyginti su tuo, ką aš mačiau. Ir prisimenu, kai sugrįžau čia, netgi saulėtekiai, kurie man anksčiau labai patikdavo, atrodė labai primityvūs. Saulė buvo tarsi nupiešta, lyg dirbtinė, kaip animacinėme filme. Man tapo sunku mėgautis saulėtekiais. Ir ne tik tai. Ir mano jausmai atrodė kažkokie netikri, lyg sintetiniai. Ir visur atrodė, kad viskas yra netikra. Buvo toks stiprus bei didžiulis kontrastas tarp matyto grožio bei patirto jausmo ten ir to, kas yra čia. Suprantu, kad šis mūsų pasaulis yra labai gražus ir aš net specialiai persikraušiau gyventi į gražią vietą tam, kad būti arčiau grožio ir prisiminti tą grožį, kurį mačiau ten. Tačiau net ir patį gražiausią grožį žemėje net neįmanoma lyginti su tuo dievišku grožiu, kurį mačiau anapus. Šis įvykis kardinaliai pakeitė mano gyvenimą. Daug metų aš dalyvavau krikščioniškose kongregacijose Naujojoje Anglijoje ir tą dieną, kai grįžau atgal į savo kūną, pamatęs, kas yra iš tikrųjų ten, anapus, visas mano tikėjimas išnyko per vieną akimirką. Visi religiniai įsitikinimai, kultūra bei tradicijos išnyko iš mano galvos.
Dabar į religiją aš žiūriu iš šono, kaip mokslininkas į kažkokį archeologinį dalyką ir su religija neturiu visiškai jokio santykio. Grįžau atgal, neturėdamas jokio tikėjimo religija, kultūra, tradicija ir Dievu. Todėl, kad Dievas man nėra kažkas, kuriuo reikia tikėti. Aš žinau, kad Dievas yra realus. Aš žinau, iš kur aš esu ir kur aš vyksiu. Bet visų svarbiausia, aš žinau, kad Dievas mane pažįsta. Ir man neįmanoma ir niekada nebus įmanoma nusisukti nuo Dievo. Dievas niekada nuo tavęs nenusisuks. Ir Dievas niekada neišnyks. Ir aš žinau, netgi kai aš miegu, Dievas vis tiek yra čia. Ir dar prie to, kad aš neturiu jokio tikėjimo religiją, aš taip pat neturiu ir jokių abejonių. Aš neturiu visiškai jokių abejonių ir visiškai nebijau mirties. Nebijau, nes žinau, į kur aš vyksiu, kai ateis tam metas.